15 000 litų. Tiek vidutiniškai prieš 10 metų kainuodavo termovizorius. Palyginus su dabar, kai gali tokį mažylį nusipirkti už beveik 400 eurų, arba tokį premium klasę žiūroną gali įsigyti apie 2,5–3 tūkstančius eurų sumą. Tai taip pasikeitė termovizoriai. Jau 10 metų, kaip testuojame termovizorius ir vis atrandame naujienų, naujų dalykų, ką pastebime juose, jų keitimuose, evoliuciją. Šiandien testuojame naujausius Knockpix žiūronus, kurių yra dvi versijos, arba H35 su 35 mm lęšiu, arba H50 su 50 mm lęšiu. Tai gyvai ištestuosime viską, išbandysime ir parodysime jums, kągi šie nauji žiūronai gali ir ką gero galima juose gauti. Tai aišku, pirmiausias dalykas, kaip ir esu minėjęs, tai kompaktiškumas, tai paimi žiūroną į rankas ir jauti, kaip jisai maloniai glunda prie rankų, pagumuotas paviršius, niekur nieks neslysta, tvirtai laikosi, plus žiūronas yra labai lengvas, apie 700 gramų, tai kas yra tikrai nedaug ir labai patogus valdymas. Valdymas yra tiesiog viena ranka, tai viena ranka fokusuojam, viena ranka artinam ir toliau valdymas mygtukais, iš vienos arba iš kitos pusės. Visos pagrindinės funkcijos yra atliekamas dešinė ranka. Dešinė ranka yra matuojamas atstumas, dešinė ranka yra valdomas pats meniu, fokusavimas, artinimas. Viskas yra pritaikyta taip, kad lengvai galėtum šį žiūroną naudoti vieną ranką. Na, be gero ir kompaktiško dizaino dar turime ir galingą procesorių, kuris yra netgi 60 Hz. O šio sensorio šiluminis jautrumas yra net 15 mK, kas yra labai jautrus net ir menkiausiams detalėms. Kadangi žiūronas turi dirbtinį intelektą, tai leis jums apdirbti vaizdą itin gerai ir priartinus netgi maksimaliu artinimu skaitmeniniu, jūs matysite aiškias gyvūnų formas ir matysite, kaip galėsite aiškiai atpažinti, kas per gyvūnas tai yra ir jį įvertinti ir gerai apžiūrėti. Na, ką dar galėčiau bendrai pasakyti, tai žiūronas yra tikrai nesudėtingas kiekvienam vartotojui, kuris nenori per daug didelio apkrauto prietaiso su begalybė funkcijų. Tai viskas yra ištraukta į viršų, meniu mygtukas, tolimačio mygtukas, rodiklytės judėjimui aukštyn ir apačion per meniu. Okuliaras yra štai toks reguliuojamas pagal kiekvieno akis. Tai ar siauriau arba plačiau. Taip pat turi kiekviena akis dioptrinį reguliavimą. Ir taip pat čia yra įmontuota 2 akumuliatoriai. Vienas akumuliatorius yra integruotas jau į žiūrono vidų, o štai kitas akumuliatorius yra štai čia, kito objektyvo viduje. Ir čia štai dedasi tokia, kaip sakyti, standartinė, visiems jau gerai ir žinoma, papildoma baterija. Tai šitą bateriją galėsite lengvai pasikeisti, taip pat galėsite įsikrauti ir tą vidinę bateriją, kuri yra viduje. Tai turim štai tokią patogią tašę. Ta tašė segasi čia ant krūtinės, tai galėsite lengvai patogiai žiūronus nešioti ant krūtinės. Taip lengvai jos vieną ranką įsidėti, lengvai vieną ranką įsitraukti. Kadangi dizainas ir jo dydis puikiai leidžia operuoti žiūronais vieną ranką, tai bus labai patogus prietaisas, net ir judant, ne tiek, kiek ir sėdint. Tai šiandien mes testuosime 2 modelius. Tai yra H35 ir H50R. Tai jų pagrindinis skirtumas yra jų objektyvo lęšis. Tai vienas turi 35 mm lęšį, kitas turi 50. Pagal objektyvo lęšį skiriasi ir pradinis artinimas. Tai reikėtų būtent pasirinkti jums pagal save. Jeigu norite platesnio matymo kampo ir matyti daugiau, didesnį apžvalgos lauką, tai tikrai rekomenduočiau rinktis H35R, kurie turi daug didesnį apžvalgos lauką ir 3 kartų pradinį artinimą. Tačiau jeigu pas jūs yra dideli plotai, dideli laukai ir tikrai toli galite matyti kilometrą ir daugiau ir norite to, kaip sakant, maksimalaus atstumo, tai tada tikrai H50 apžvalgos laukas bus siauresnis, bet turėsit net 4 kartų pradinį artinimą ir 32 kartų maksimalų artinimą. Tai tuos skirtumus tarp abiejų žiūronų irgi parodysime, kad galėtumėte įsivertinti tą matymo kampą ir pasirinkti žiūronus pagal save. Taip pat trumpai apie kainas. Tai H35R modelis su 35 mm lęšiu kainuos truputėlį daugiau negu 2,5 tūkstančio eurų ir H50R su 50 lęšiu ir didelio aptikimo atstumu kainuos truputėlį daugiau negu 3 000 eurų. Tai
kainos sąlyginai kaip žiūronams yra labai geros, palyginus tai, kad monokuliaras kainuoja vos kokius 100 ar 200 eurų pigiau to pačio ligmens, tačiau jis turi žiūroną. Žiūroną, dviem akim stebėjimą, komfortą ir visą kitą privalumą, ką perduoda jums žiūronas. Tai kaip mes dabar ir mėgstam sakyti klientams, tai galite įsigyti žiūroną už monokuliaro kainą. Taigi bendrai, šiandien išbandysime šios žiūronus ir parodysime, kągi jie iš tikrųjų rodo ir kokia yra ta svarbiausia pagrindinė jo funkcija – vaizdo kokybė. Tai keliaukim į laukus, ieškokim gyvūnų, kaip visada, ir perteikim geriausius kadrus ir vaizdus jums, ką mums pavyks pamatyti.